Sveiki, pabandysiu parodyti viską, kaip dariau, kad nebūtų visokių kvailų komentarų ir panašiai. Tai va, problema yra tokia, kad bandau iš šito laptopą pasijungti, kaip ir prijungti spausdintuvą prie jo. Namuose yra dar du kompai, vienas stalinis, kitas senesnis laptopas, bet ten viskas normaliai. Iš to laptopo aš galiu spausdinti pilnai per tą spausdintuvą. Tai va, čia yra 7 Windowsai, 64 bitų, o šitam staliniam kompiuteriui, prie kurio tiesiogiai prijungtas spausdintuvas, yra 32 bitų. Dabar, va, kaip pradėjau viską ieškoti, pavyzdžiui, įsijungus, pavyzdžiui, kokį vordinį failą ir norint jį atspausdinti, čia dabar nieko, visi driveriai spausdintuvą yra ištrinti. Pavyzdžiui, išsirinkti yra tik tai tokie, siūsti OneNote, Microsoft Express Document Writer ir Fax. Daugiau nėra. Pavyzdžiui, spaudžiant įtraukti spausdintuvą, čia va štai toks pasirodo. Dabar taip, einam per Devices and Printers ir čia yra Add Printer. Tai va, tą aš ir dariau. Ir yra Add Network. Taip pat būtent šitą ir pasirinkau. Čia kadangi kaip tinklo spausdintuvą. Ir iš karto man išmeta, suranda būtent šitą spausdintuvą, kuris yra pajungtas prie pagrindinio kompo. Aš jį ir pasirinkau. Taip, čia iš karto bando prie jo prisijungti, tačiau kadangi yra 64 bitų operacinė sistema, iš karto rašo, kad netitinka kad reikia drivers. Dėl to pradėjau ieškoti driverio. Driveris radau gana nesunkiai, mano spausdintuvas Samsung CLP. Samsung CLP 310. Štai Windows 7. Ir va, buvo vienas iš tų, kur yra driveriai, va, štai yra visa lentelė. Ir grinai, va, Windows 7, 64 bitų, būtent šituos ir parsisinčiau. O prieš tai buvau įsidėjęs kompaktą, kuris buvo prie spausdintuvo, bet ten nežinau, ten 64 bitų operaciniai sistemai nebuvo pritaikyta ir, ta prasme, nebuvo šitų. Kadangi parsintė, tai va, toliau pasileidau. Čia, aišku, išekstraktino pirmiausiai į laikiną folderį. Taip, ir va, prasideda šitų driver instaliacija. Viską iš eilės rodau, ką dariau. Va, čia yra pasirinkimas, ar kaip tiesiogiai prijungtas tas spausdintuvas, ar yra būtent, kad per tinklą. Tai būtent čia ir yra pasirinkimas, typical installation for a network printer. Ir man automatiškai suranda. Dabar šiuo metu spausdintuvas yra įjungtas, tai va, štai šitas yra spausdintuvas, local port, Samsung CLP 310. Aš jį pasirenku. Toliau next, puikiausiai suinstaliuoja visus driverius. Ir dabar aš jį galėsiu įtraukti ir tiesiog iš karto galės prisijungti prie to spausdintuvo, kaip pirmai negalėjo dėl driverių nesuderinamų. Ir dar iš karto čia buvo kažkoks komentatorius parašęs, kad kompui, kuris šarina printerį, reikia driverių kitokiai nei jo OS. Eik į printer properties ir ieškok additional drivers, ten susirasi, kaip suinstaliuoti jam papildomus driverius. Tai čia yra taip, kad, ta prasme, jeigu aš šitam kompiuterį neturiu tų driverių, tai ten additional drivers, kad suinstaliuoti, kad, nereikėtų man čia siūstis nieko, bet kadangi aš turėjau parsisiuntęs, tai man ten nieko nereikia instaliuoti tų additional drivers. Esmė tokia. Dabar yra driveriai suinstaliuoti, dabar aš vėl grįžtu prie Devices and Printers. Čia jau rodo kaip Samsung CLP 310 serijas, bet
Čia man atrodo jis kaip ir dar neįtrauktas, nes tiesiog čia paspaudus spausdinti, čia rodo, jis yra iš karto užstatytas, spausdinti, bet čia čia tiesiog kaip files. Tai tiesiog aš šį dar įtrauksiu add printer ir renkuosi kaip add a network ir tuoj suranda, dabar next ir dabar man bandys prisijungti iš karto, jungiasi ir the printer has been installed su šitais driveriais, viskas pasijungia prie jo, jau successfully added. Next, set as default printer, čia tiesiog tas palieku, finish. Viskas, automatiškai atsiranda, kad Samsung CLP 310 ir ant mano to stalinio kompiuterio, kuris yra. Ir dabar, pavyzdžiui, įsijungiu kokį nors failą, spausdinti, jis iš karto yra pažymėtas, paruošta. Tiesiog, Word negali spausdinti, neįdiegtas spausdintuvas. Tokia problema atsiranda bet kokį failą. Aš galiu bandyti spausdinti, bet print, čia irgi yra tas būtent spaudžiant print, the handle is invalid. Arba, pavyzdžiui, kad ir parinkus šitą, tai čia kaip output file name. Čia tiesiog, žinau. Tai tokios yra problemos ir nežinau, sakau, pavyzdžiui, senesniam tam laptopė, kuriam yra XP Windows irgi 32 bitų, ten be jokių problemų aš iš jo galiu spausdinti ir nieko nežinau, ta prasme, kad nieko keist nereikia. Tai jeigu yra kokių protingų minčių, kas dar galėtų būti, ar ką nors kitaip reikėtų padaryti, tai siūlykit. Ačiū.